Sveiki, rebetas, amigos kavalieras. Tai kaip čia pas mus gavosi? Jūs nematėt vieną video, nes jo nebuvo normaliai, nes mes buvom praeitą savaitgalį žvejot. Kaip ir oras buvo geras, viskas turėjo būti ok, bet nei vieną kibimo neturėjom, tik tai po to jau atgal plaukiant prie pat kranto nelegalkę lydekaitę buvom paėmę, nu tai karočią nesąmonė, būtų video neįdomus, kažkaip nepasisekė mums ar su ežero, ar nežinau, ar tą oro kaitą kažkokią suveikė. Tai šiandien mes irgi nutrūgalviai, šiandien sako, kad bus didelis vėjas, labai daug lietaus, tai mes vis tiek nusprendėm, kad reikia pabandyti pagaudyti. Gal vis dėlto tas blogas oras ešeriam ir lydekam bus geras. Pasistengsim kažką parodyti, o jūs ką, atsisėkit šiltai, padarykit arbatėlės ir varom. Nu, iš pradžių bandysim Kohler Green Palm plus čartys kažkoks, Green Palm plus čartys, nuo 2 spalvų, ketvirtukas. Pažiūrėsim, kaip šitame ežere. Jeigu ką, turim dar slaptą ginklą. Jeigu šitie nesuveiks, bandysim slaptą ginklą, kur pasak gamintojo turi suveikti, suviliuot netgi labai pasyvų ešerį. Tai pažiūrėsim iš pradžių su šito, po to varysim toliau. Tai ką, reikia žiūrėti tą slaptą ginklą. Tai nežinau, kokias spalvos suveiks būtent šiame ežere. Yra flip modelis toks. Nežinau, kaip jį pavadinti, tokia lervutė. Lervutė, jinai žaidžia visaip, kaip ją ir traukti, ir mėtyti, ir visą kitą. Tai turbūt paimsim tą juokingą spalvą Lox, kur mes vadinam locho spalva. Pažiūrėsim, jinai turėtų gal ir veikti šitam. Tai, kaip pasakė gamintojas, kad tai yra slaptas ginklas. Jeigu ešerys visiškai nekimba, tai su šito masaliuku jau turi viskas paveikti. Va, jinai kaip žaidžia, minkšto uodegėlę turi. Čia dar uodegėlės tokios ir dar adatas. Ir dar priekė. Tai jinai vandenį belen kaip erzina. Tai kaip ir logiška, kad jinai turėtų tą suveikti. Tai va, sudėsim mes ant ovnerio kabliuko dviejotuko, ne, ketvirtukas čia. Čia šitas, man atrodo, mažesnis. Hop. Hop. Nepataikiau biškį, kad gražiai atrodytų, nes gal bus dizaineris ešerys. Na va. O taip atrodo. Na ir bandom gaudyti. Dar priėmėm tokį sprendimą, kad kol mes ieškom vietų ešeriam, kol mes čia skanuojam dugną, žiūrim, kas kaip yra šitame ežeriuke, tai kodėlgi nepabandint ir ant velkiavimo, nes matom, kad labai daug kas pliuskenasi paviršium. Tai gal lydekos kažką ir ganėjo. Nu tai vat, jeigu pamatysit kadrą, kad kažką traukiu, tai reiškia, mes keitėm vietą ir kažką pagavau. O jeigu gaudom ešerį, reiškia kažką vietą. Nu, aš pakomentuosiu. Svarbiausia, kad tą kibybą mes sutiktume ir surastume. Opa. Turiu kažką. Turiu. Šiaip gerai spardasi. Jo, padariau 2 kartus zasėčką. Dabar jau nebesispardo, bet priešinasi iš pradžių tai normaliai. O dabar vėl kažkaip sunkiai jisai nesupranta netgi, ką traukia, bet spardėsi, tikrai nežalė. Mano lydeka. Opa. Lydekaitė. Šiaip tai turbūt nelegali, bet spardėsi labai stipriai. Aš jau galvoju, kad čia bus 2 kilo kaip minimum. Labai slidžiai žuvys. Po visą valtį šokinėt pradėjo. Apie 5 comus turės. Viso gero.
Buvo malonu. Pirmą uodegą turim. Aha. Turiu kažką. Labai lėtų pravedimų dariau palei dugną ir paėmiau. Ešeriukas pabandė mūsų flipą. Va. Pam, 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 pam. A šaltas koks, jo, majo. Iš kur tu išlindai? Va, koks. O. Pankas. Kažką turite, ne? O, neblogas šiaip ešerys. Neblogas ešerys. Ir kur gaunasi dabar prie kranto? Prie kranto. Nu va, o mes giliai ieškojom. Pažiūrim. O, mat, šitas vėžiukas veikia ir lydeką sunervuot gali. Tai kad masalas tikrai neblogas gaunasi, nes ir ešeriukas buvo, ir lydekaitė, tik tai mes šitame ežere dar nežinom tiesiog kur jo ieškoti tą ešerą. Nesurandam ant gylio, vienas buvo matėt prie krantą. Nu, va. Opa. Turiu kažką. A? Ešeriukas mažiukas bus. Bet jau po tiek laiko nors kažkas, nes visiškai nebuvo kibimo jau. Tai vat, vis dėlto suerzinau su šitą mūsų flipu. O. Opa. Vėl turiu, bet mažiukas vėl. Čia kad jūs matytumėt. Vėl mažiukas. Va. Nu tai toks mažiukas. Bet nors kažką supratau, kad prie kranto šitie mažiukai dabar. Bet surijo visą kaip reikalas. Atiduok. Turbūt tokie pat mažytė bus. Nedidelis? Nu. Iš toli paėmė. Kažką taip greitai jau pavargo. O ką čia bairis? Vėl atsigabino? Ne. Tikiuosi, kad ne. Čia valgyti dar šaltai ir taip. O. Ne, tai čia paimsiu va taip. Su lapu? Su lapuku. O, mažiukė kokia. Jo, mažiukė pagrebė. Tai ką, ribetas, amigos, kavalieros, turbūt oro permainas vis dėlto nuėjo ne į tą pusę, kur mes norėjom. Ešerys labai pasyvus, matėte, aišku, mums tas flipas padėjo, tas račiokas
surast biškį to ešeriukų, bet šiaip bendrai, kad jisai kažkur stovėtų kartu, dar kažką visokiausiuose gyliuose ieškojom, niekur neradom. Matėt, lydekaitės tai pistoletai vadinami biškį pakybo, bet šiandien tiek. Tai tikiuosi, kad šiandien nebuvo paskutinė žvejyba, kadangi oras jau eina link šalčio, tai tikiuosi dar pasimatysim su spinningu. O jeigu ne, tai jau pasimatysim ant ledo arba dar kokį video sugalvosiu mokamai ar kažkas tokio. Tai ačiū Jums, kas rašo komentarus, kas subscribina kanalą ir iki kito karto. Iki!